Labas vakaras, mėlyjeji, ketvirtadienis, lygiai 7 val. Vakaro Lietuvoje, 5 p.m. Anglijoje, bei džiaugsmo kupina studija. Aš tikiuosi, kad jūsų širdise yra vietos labam vakarui su manimi ir gyvenimui be kaukių. Ar jūs pasiruošę? Sveika, Vitalija. Tai ar tu pasiruošęs Labas, Loreta. tam pokalbiui be kaukių, nusimesti kaukės? Kaip sakoma, žinai, tarp mūsų mergaičių, ne? Svarbiausia, ko moteris nori grįžusi pirmą dalyką padaryti namuose. Nusimti aukštakulnius ir atsisekti liemenutę. Nusivalyti makiažą. Makiažas jau paskui, bet pirmas numesti aukštakulnius ir atlaisvinti liemenuką, ne? Tarp mūsų mergaičių. Tai va, labas vakaras visiems, kas šiandien prisijungs prie mūsų. Tai rašykite žinutės, aš šį kartą vėl vardu jūsų nematysiu, bet eilinį kartą paskaitysiu komentaruose, bus įdomu paskaityti, kas rašėte, ne? Tai dėkit savo širdutes, kad jūs matot, kad jums taip pat malonu būti su mumis svečiuose kartu su Vitalija, nes mes šiandien su Vitalija taip ir susitarėme, ne? Kad jinai tiesiog atėjo pas mane į svečius, mes susiraitėm šiltai kampelyje ant sofos, pasėmėm kas arbatos padelį, kas vandens stiklinaitę, ne? Ir mes savo taip šiltai, maloniai pasišnekėsim, kas tarp mūsų mergaičių. Nes tikrai Vitalija sutik, netaip jau lengva būti moterims ir šiuo metu, ne? Nes vis bėgam. Tai darbai, tai vaikai, tai reikia mokintis, tai reikia mašinas remontuoti, tai reikia namus tvarkyti, tai reikia valgyti, daryti, ir vis reikia. Ir tiem pokalbėm tiesiog pabūti su savimi, kas mes tokios esam, ko mes norim, koks tas gyvenimas yra, kaip aš jį suprantu, kaip aš jį matau, aplamai, kas čia veikia šito žemėje, ne, kas aš esu tokia, ta prasme, kuo aš turiu užsiimti, kad aš būčiau laiminga, ne? Mes dažnai apie tai pamirštam ir būtent va šitą, galvoju, reikia padaryti tokią rubriką gyvenimas be kaukių ir pradėti kviesti žmonės pas save į svečius, nes iš tikrųjų, kai aš parašiau, kad tarp mūsų bus pokalbis ir tu taip gražiai pasidalinai savo grupį ir parašai svečiuose pas Loretą, galvoju, vau, svečiuose pas Loretą, ne? Pati mintis atėjo, apie ką mes kalbėsim ir ką mes darysim. Taigi, šiandien savo draugams, kas nepažįsta, bet greičiausiai, kad daugiau galbūt tave pažįsta negu mane, nes tavo grupė yra labai didelė, ne, iš Super Jump merginų. Bet vis tiek aš noriu pristatyti, tai mano draugė šiandien, kurie atėjo pas mane į svečius, tai yra Vitalija. Sveikutė, su kuria mes neoficialiai, kada mes susipažinom prieš gerus, jau galbūt ir 2 metus, kažkur tai panašiai. Ir aš tik tai išėjau į TikToką, išdrįsau padaryti pirmosius žingsnius, nes ne taip jau lengva tą eterį prisijaukinti, ne, ir parodyti tikrą save ir neslėptą, nesumeluotą. Ir tu buvai viena iš pirmųjų, kuri parašė man labai gražų komentarą. Ir būtent tas vardas Vitalija Vorunova, tai jis man buvo kažkoks auksinis stebuklingas, nes ir labai mielas, nes tu viena iš pirmųjų atkreipei dėmesį į mane, į mano mintis. Ir šitas bendravimas mūsų tęsiasi, galbūt ne taip labai jau dažnai, bet laikos nuo laiko, tai aš tave, kur užmatau, pasiklausau, galvoju, labai bendramintį įdomiai šneka, ir tu man kažkur tai laiką uždedi ir širdutę padedi. Tai tiesiog paklausiu tavęs kaip draugės dabar, ne, kaip draugės, nes tada buvom nepažįstamas, kodėl tu man parašei tą pirmą komentarą? Kas tave taip be kaukio, ne, taip atvirai? Pirmiausia, tai Loreta, tu esi labai graži moteris. Mane sužavėjo, kad ta nuotrauka, kuri buvo tokia, buvo labai, tarsi, ten tu tokia švytinti ir spinduliuojanti, tu tiesiog kaip magnetas mane pritraukiai. Kitas dalykas buvo, kad taip kalba man, aš tavo video eidavo ir aš galvodavau, taip man taip artima, dabar labai populiaru sakyti, rezonuoja, tai mes gal ant tos pačios bangos buvom ir man labai patikdavo tavo video ir kodėl aš parašiau iš tikrųjų komentarą, nes kas labai dažnai mums atsitinka gyvenime, aš kažką pamačiau gražiai, kažkas padarė kažką faino paskaičiau, bet ir tiek. Ir gal net ir pagalvojom, kad būtų gerai parašyti, bet mes taip ir
nepasakom žmogui, kad kaip faina, kad tu ten kažką padarei, arba ten panašiai. Ir viskas tiesiog, pas mus nėra įpročio sakyti komplimentus. O Superjumpas beje mokino sakyti komplimentus ir tiesiog tą galvoji pasakyti žmogui iš tikrųjų, parašyti, pasakyti. Tai va tas buvo mano tiesiog labai nuoširdus tas noras tiesiog tau pasakyti, nežinau, ką aš tada parašiau, bet turbūt, kad varyk nesustok, labai gerai varai. Aš irgi dabar neprisimenu, ką tada parašė, bet man buvo labai malonu, ar kažkas irgi, kad čirpuliukai bėga per kūną, kad surezonavo, ne, kad tos mintis atsiliepia, galvoju, nes dažnai būna, kai jau tikrai atidarai tą savo tikrą veidą, nenustoji slėptis ir leidi savo būti savimi. Nu, tų ezoterikų, tų gyvenančių truputį kitose dimensijose nelabai daug kas supranta, ne, ir surasti bendramintį, tai yra faina, ir už šitą aš tave pakviečiau. Šiandien į svečius pas tave ir toliau mes maloniai pasikalbėsim. Tai sveikinasi jau merginos ir žiūrėk, ir komplimentus rašo, tai tikriausiai jau čia bus iš Superjump merginos, ne, nes jau moka ką, bet Superjumpas moka labai gražiai rašyti komplimentus. Galbūt mes grįšim prie Superjumpo, bet dabar tarp mūsų mergaičių, ne? Kokį čia dabar tau klausimą užduoti įdomu? Loreta, aš žinau, galvoju, kai tu ištrauksi mane iš tikrųjų be kaukės. Mano toks tikslas. Tai va čia ir bus. Toks tikslas. Ta prasme, mes dviese šnekamės tarp mūsų mergaičių, ne, ir mes atviros iki begalybės. Nes sutik, alchemikas, mes esame alchemikas, ne, kurios daro stebuklus. Ir būnant va toj grupė, alchemijos grupiai, ką tau davė alchemijos grupė? Aš iš karto galiu pasakyti tą, ką pasakiau prieš kelias dienas. Aš galvoju, kad dalis turbūt čia žiūrinčių galvoja, kas ta alchemija, kaip ta alchemija, tai aš gal taip greitai prasidėksiu pačią esmę. Alchemija tai iš tikrųjų švarinimas savęs, savo aplinkos ir viso pasaulio, pavadinkim taip, nuo šiukšlių su tam tikra intencija, tai yra tam, kad ateitų dalykai, kokių tu nori į savo gyvenimą. Ir kai mes pradėjom alchemiją, aš miške tokį metalo didžiulį gabalą lupau visi žemę tokį įaugusi, lupau ir paskui, kai įtempiausi šiukšlyną išmes ir sakau visom, tai aš valau kelią, kad ateitų į mano gyvenimą automobilis. Ir tada, prieš porą dienų, tai labai gražus nuostabus automobilis atėjo į mano gyvenimą. Tai kas tai yra alchemija, tai yra daryti stebuklus, švarinant savo aplinką, savo pasaulį su labai gražiom intencijom. Ir tai, ką man davė alchemija, tai pirmiausia davė tą tiesioginę naudą iš tikrųjų, kai tu kažką praktikuoji, tu pamatai rezultatą. O, pažiūrėk, reikia. O šiaip tai davė labai nuostabių moterų ir ne vien ratą, bendrystę, ką aš pastebiu alchemijos grupiai, tai labai trūksta va tą, kad tu pasakai, trūksta to rato žmonių, dažniausiai bendraminčių. O kai susirenka bendraminčiai į krūvą, tai ta sinergija, ta bendraminčių galia, jinai gali labai daug. Tai kviečiu, kad dar nežinau, Loreta, iškart po video dalinkis alchemikų grupę ir darom tenai mes stebuklus, iš tikrųjų, tikrai to žodžio prasme, tai junkitės. Iš tikrųjų darom stebuklus, nes prie to, ką tu pasakėjai, alchemija iš mano pusės, tai yra darbas su savo destruktyviam programom, mes malom savo mentalą nuo šiukšlių, ne? Nes jeigu mes matom šiukšlę, tai reiškia kažkokia yra destruktyvi programa mūsų programoje ir tą šiukšlę pakeldamos mes išvalom kažkokią tai programą. Tai yra daug pigiau ir daug paprasčiau negu vaikščioti pas konsultantus ir mokėti didelius pinigus. Taip, kad pasinaudokit vienas lifehackas, ne, kaip sako dabar. Ir vat prie tos temos, ne, kai tu pasakei, kad įsipildė vieną tavo svajonę, nusipirkai mašinytę savo svajonę. Ir kai tu pirmą kartą pasakei ir pasidžiaugiai mūsų grupiai, aš ieškojau sveikinimo, aš tada pirty gulėjau ir negalėjau ten garsiai kalbėti, galvoju, kokį nors aš ten gražų gifą, ne, padėsiu tau, pasveikinsiu. Ir ieškau, tai mėlyna spalva, tai raudona, tai dar kažkas. Nu, galvoju, negaliu aš tos paspausti, kažkas man yra ne taip. Ir mintyse galvoju, kokią spalvą Vitalija tada išsirinko, nes negaliu ne vieną, atrodo, mašinytė graži,
ne, bet negaliu tos kitos spalvos išjungti. Ir paskui galvoju, kokią tą spalvą Vitalija išsirinko? Man atrodo, kad balta. Bet kodėl balta? Ar dėl to, kad aš pati baltas mašinas perku? Galvoju, negaliu aš visiems uždėti tos klišės, ne, kad nusipirko jinai baltą mašiną, bet kažkodėl tai apsistojau ties baltą mašiną. Ir kai aš pamačiau tavo nuotrauką, ne, kad tu baltą mašiną vis dėlto irgi išsirinkai. Kodėl tu baltą išsirinkai? Aha. Balta absoliučiai ne ta spalva, kaip aš įsivaizdavau, nes daug metų važinėjau juodais automobiliais ir šiaip labai norėjau kažkokią raudoną, vyšninio, tačiau, kaip ten, kai meilė atsiranda, tai atsimeta daug dalykų, ne? Tiesiog aš nepamačiau ir mano. Meilė mašina. Tai čia tai irgi. Tiesiog, mes skirta viena kitai. Tiesiog pamatėm vieną kitą ir viskas. Ir viskas, ne? Meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir balta. Aš tikrai sutinku su tavimi, nes tas intuicijos jausmas, ne, visą laiką klausytis savo širdimi ir protas tiek daug nežino, kiek žino širdis. Ir prisimenu, kai man vyras irgi pirko mašiną, aš žinojau, kad aš noriu Audi S-Line, A5 tada man labai patiko, kai pamačiau. Ir vyras ieškojo tos mašinos ir gal pusę metų ieškojo, mes niekur tos mašinos neradom. Tai paskui sako, tai gal kitą mašiną jau perkam ir jau buvau kitą mašiną nusižiūrėjus ir jau sakau, tiek to jau, kad vis tiek mašinos reikia, dar mažas vaikas buvo gimęs Erikas, tai žinai, mamai be mašinos nuvažiuoti kur nors netaip jau lengva. Ir jau kitą mašiną buvau išsirinkusi ir reikia jau mokėti pinigus. Sako, jau šitą mašiną nupirko, ką tik tai prieš jūs kažkas kitas, ne? Galvoju, reiškia, ne ta mašina, reikia toliau ieškoti. Ir paskui, kai kolega surado garaže, kad yra kažkokiam tai garaže netoli Londono, būtent tą mašiną, kurios ieškojau, aš irgi važiavau pasižiūrėti, kaip jinai atrodo ir visa kita. Ir tik išlipau iš vyro mašinos ir akimis ieškau, kur ta mano mašinytė, žinai, greitai vertinti, ar čia tikrai ta, kurios aš noriu ir aš jos nematau. Ir paskui kažkaip užlindau į kampą ir žiūri, stovi mano gražuolė. Iš karto mano, nenoriu kitokios, mano mašinytė, ne? Tai ir tu taip pat išsirinkai, ne? Beje, aš važiavau kitos ir tą rytą nupirko tą kitą. Va, irgi tas pats variantas. Bet reiškia, buvo ne. Taip, paskui pamačiau šitą ir viskas. Ir mano mielą. Fantastika. Aplamai moteris ir automobilis. Koks tavo santykis su automobiliu? Moteris kaip, tavo nuomonė gera vairuotoja? Aš sakau taip, kad aš esu geresnė vairuotoja nei kai kurie pusė Vilniaus vyrų. Sorry. Mes atvirai, mes be kaukių, mes taip kaip jaučiam, ne? Mes taip kaip jaučiam. Su mumis galima sutikti, su mumis galima nesutikti, bet mes turim teisę pasakyti tai, ką mes galvojam. Žinau, tą patį aš galiu pasakyti. Sunku man buvo pradėti. O kas paskatino to atsisėsti prie mašinos? Vaikas. Reikėjo vežti darželį, reikėjo važiuoti darbą tuo pačiu ir viskas. Ir teko, nenori sėsti už automobilio vairo. Ir dabar aš tai tiesiog neįsivaizduoju savo gyvenimo. Nevairuodama, man tai yra malonumas didžiulis. Ir kaifas, ne? Aš taip pat irgi visą laiką kažkaip tai mano gyvenime yra tokių žmonių, kurie įtakoja mano kažkokį tai vieną ar kitą sprendimą. Iš pradžių aš nenoriu, paskui jiems labai dėkoju. Tai mano istorija, kodėl aš atsisėdau prie vairo, tai pirma buvo mano sesuo Edita, kuri sugalvojo, kad reikia laikyti teisės, nors mes neturėjom mašinos ir neturėjom net galimybės įsigyti mašinos tada tais laikais. Bet vis tiek sako, reikia teisės turėti, ne? Ir mes buvom kelios merginos, kurios laikėm teisės, nes tada dauguma vyrukų laikė, tai ir visi mūsų, tai kam jums tos teisės, ką jūs su jom darysit? Atito sako, sesuo mano, girta vyrai į namus parvešė, ne iš baliaus. O, gerai, reikia pateisinę priežastis, ne? Tai va, išlaikėm tas teisės
Ir aš tos mašinos ilgus metus nevairavau, aš galbūt 3 kartus iš naujo mokinausi vėl kaip vairuoti. Ir paskui mes atvažiavom į Londoną ir mano vyras norėjo padaryti siurprizą ir nupirkti man mašiną. Sakau, ne, aš tai tikrai nevairuosiu. Sakau, Londone autobusai vienas po kito, metro, kur reikia, aš pilnai galiu susitvarkyti su tuo, tau reikia, tu vairuok. O jisai mano toks buvo labai humoristas ir jis pasakydavo juoką, bet aš žinodavau, kad tas juokas gali būti labai rimtas dalykas. Ir sako, gerai, nenori, nesimokink, sako, aš nuvešiu tave už Londono, su kokį 50 mylių, paliksiu kur nors. O tu jau kaip nori, taip tu ir grįžk. Ir aš supratau, kad jis taip gali padaryti, reiškia, ne, man reikia vairuoti, išmokti, kad miške pasilikus, aš galėčiau grįžti namo. Tai vat, mane šitai privertė atsisėsti už vairo ir tikrai pradėti vairuoti. Ir šiai dieną aš tikrai neįsivaizduoju, kaip galima nevairuoti ir kaip galima neturėti mašinos. Tai o tavo kokia situacija buvo, gal kokia jinai įdomi ir juokinga? Mano apskritai situacija buvo tokia, kad dabar pagalvojau, jeigu pradėsiu pradžią, tai reiks pasakyti pabaigą, o ta pabaiga tai labai neskani. Bet galvoju, mane gali taip už tai patraukti baudžiamąją atsakomybę. Tada truputį. Palauk, tada kažkaip, turi susidėlioti, kad apskui toliau. Tas. Žodžiu, kai aš mokinausi vairuoti teisės, tai, ta prasme, laikyti teisės, tai man mokykloje buvo kaip dalykas. Ir aš buvau iš tų, kur spręsti viskas man super duper, ten jokių problemų, jokių klaidų, viskas nuostabu, nuvažiuoju teisų laikyti. Jeigu 3 klaidas padarai, neišlaikai, nuvažiuoju, vos ne visi išlaiko, o aš tą pirmūnę nuvažiuoju, 3 klaidas ir namo. Važiuoju antrą kartą laikyti, nuvažiuoju 3 klaidas ir namo. Nuvažiuoju trečią kartą. Netgi šitaip. 3 klaidos ir namo. Važiuoju 4 kartą. Jau viskas. Va čia jau yra, ta prasme, jau man po 1 karto visiškai krenta pasitikėjimas savim, visiškai krenta visi dalykai, ta prasme, atsiranda didžiulė gėda, atsiranda ten visa maišalinė ir aš dar esu iš tų tokių ožkelių, kur tai man ir nereikia ir aš mesiu ir ten panašiai. Žodžiu, nuvažiuoju 4 kartą, iš 4 kartą išlaikau teoriją. Atsisėdu į vairavimą ir iš ten reikėjo į garažą įvaryti iš 1 karto, žodžiu, atbulinio ir aš matau, kad tiesiog pro kuliuką nepraeis ir man reikia pasitaisyti ir aš žinau, kad jeigu pasitaisysiu, tai reiškia, čia bus blogai. Ir aš tiesiog atsidariau duris, išlipau ir išėjau. Aš tokia, ta prasme, aš dabar kaip prisimenu save, aš tokia buvau kažkokia labai aštri, labai... Kiek metų buvo tada, kai mokinaisi vairuoti? 18. Tai viskas pateisinama. Jo. Bet šiandien aš galiu pasakyti vėlgi, kaip ten tą frazę vairuoju geriau negu ten pačia Vilniaus vyru. Bet tai visur yra praktika. Taip, visur yra praktika. Parašykite, kaip jums, merginos ir vaikinai, sekėsi vairuoti, gal kokią amžiaus pradėti ir gal irgi kokią įdomią istoriją pasidalinsim kartu, nes visi esame svečiuose, ne? Dabar kartu su Vitalija. Ir ką aš čia norėjau sakyti? Prašysiu, Loreta, dar kilo tokia mintis iš tų juokingesnių istorijų. Davai. Jau įsilaikiu teisės, žodžiu, važiuoju ten viską ir buvęs vyras, tuo metu dar vyras sėdi šone ir aš jam sakau, kaip aš vairuoju, o jis už tos, kur rankenėlė tokį yra 2 rankom laikos ir sako labai gerai. Jo, yra tokių įdomių istorijų, pasidalinkit irgi savo. Ir aš
buvo toks laikas, kai mano vaikas mokinosi vienam rajone, mes tada gyvenom, o paskui mes persikėlėm, nusipirkom savo namą į kitą Londono rajoną, bet norėjau, kad vaikas užbaigtų mokyklą tuos metus, kad nereikėtų per vidurį perkelti ir man reikėdavo aukotis, ne kiekvieną rytą po pusę valandos vežti į vieną galą ir grįžti atgal ir taip 2 kartus, ne per dieną suvažinėti. Ir aišku, aš jau rytais tas kelias Londone užkimštas, visur trafikai, tai aš jau mintinai žinojau visus tos skersgatviukus, kur galima pralysti, kur ten gatvytė susisuka, kur ten kažką, ne, kad greičiau tą vaiką nuvežti ir greičiau iš to kamščio išlysti. Ir aš taip laviruoju per tos ir vieną kartą žiūriu, iš paskos vieną mašiną važiuoja, ne? Pastoviai, kur tik tai aš ir jinai iš paskos, aš pasuku ir jisai pasuka, ir aš pasuku, ir aš pasuku. Ir mes taip galbūt važiavom 20 minučių, galbūt ilgiau, ne? Ir paskui jau man reikia nusisukti į dešinę pusę, o vyrukas tiesiai važiuoja ir tada buvo vasara, buvo šilta ir jis gal aš ir mano kabrioletas ir jo kabrioletas buvo jo. Kad mes taip, žinai, matom vienas kitą labai gerai atvirai. Ir aš galvoju, ar jisai čia ką nors sakys man, ar jisai pasivijo, čia nori kažką tai pasakyti, žinai, kodėl, kažkaip tai nejauko, ne, kai prisikabina mašiną iš paskos, parašykit, koks jums jausmas būna, kai tu matai, kad mašina ilgai iš paskos tavęs važiuoja ir ypač visokiais tokiais, ne, laviravimais seka. Ir aš jau turiu suktis, jisai vežioja priekį ir sustojame taip tiesiai vienas kito ir jis man iškelia kinčiai, sako, gerai vairuoji. Sako, aš pati žinau. Priminiai man dabar situaciją. Mano automobilis buvo servise ir man teko vairuoti tėčio automobilį, o tėčio automobilis yra autobusiukas, Volkswagen Caravella, ten tos 8 plus vairuotojas. Tai toks senas. Ir aš Vilniui, dama, aš to autobusiuko, sustoju prie šviesoforo, pasižiūri taip iš šoną, 2 vyrukai sėdi. Iš tikrųjų, tai su vairavimu ypač čia vėlgi, kai yra įvairiausių situacijų, bet tai kaip atsiranda progų visokių savo pasididžiuoti, pavyzdžiui, ne? O kas man būtų pasakęs, kad nors, kad būsi gera vairuotoja. Kad autobusiuką. Kad būsi gera vairuotoja. Ir žinau, kad dabar apie tą pačią, ne, tą patį vairavimą. Buvau šį šeštadienį spa centre. Aš esu prisiekusi pirtininkė, ne, iš manęs maistą gali atimti, bet vandens iš manęs neatimka, ne. Ir dabar aš kaitinuosi, ten tai pirtelė, atsipalaidavusi, ir ateina mama su sūnumi. Jeigu sūnų apie kažkur tai 16, 17 ar 18 metų kažkur tai, tai mama iki 40 irgi, ne, gali būti kažkur tokia, graži tokia para. Atsisėdo jie ir pradėjo šnekėtis. Ne, aš aišku nesiklausau, bet kadangi pirtis yra, tu nori, nenori, tu girdi, kad žmonės šneka. Ir mama sako, pradėjo kalbėti, sako, tai va, mes per šventės eisim į pabą kažkur tai, ne, ir sako, aš negersiu, nes aš vairuosiu, o sūnus sako, ne, mama sako, tai aš vairuosiu, tu jau ten gali pasilinksminti. Mama sako, ne, sako, vairuoti tai visą laiką yra stresas, vairuoti tai yra problematiška. Aš sėdžiu ir galvoju, ar aš tikrai girdžiu tai, ką aš girdžiu. Mama, vienas dalykas, kad užkrauna savo vaikui destruktyvias programas, ne, kad vairuoti yra baisu ir kad vairuoti yra stresinga, ne. Ir galvoju, jaunam vyrukui 16-17 metų, tai ta mašinytė, tai yra jų žaislas, tai yra jų kaip mums lūpdažis, ne, pasidažyti, jiems tik tai duok į rankas, jie tave ir dieną ir naktį vežios, tik tai duok galimybę jam, ne, prie tos mašinės atsisėsti, o mama dar užkemša jį, kad vat, su tokiom savo baimėm. Ir dar kitas vyrukas irgi įsijungia į tą pokalbį, sako, tai tikriausiai sūnus laiko teisės, jo, sako, laikau teisės ar kažkaip tai va tam procese. Ir tas vaikinukas, jo, sako, man irgi čia sunku vairuoti, ta prasme, nelengva tas teisės laikyti, galvoju, apie ką jūs šnekat, tikrai nesuprantu, apie ką jūs šnekat. Ir mama sako, pritardama, jo, sako, ir jeigu neišlaikysi pirmą kartą, nepergyvenk, nes tie, kurie pirmą kartą išlaiko, blogai vairuoja. Viskas, jau tada čia man. Va, kame reikia 19 karto teisės įsilaikyti.
Bet kokio mes nesąmonėm Tai aš apie ką aš iškraunam, ta prasme. Tai va, tai aš jau tada jau mano kantrybė trūko, ne? Jau man vienas dalykas jau buvo karšta ir aš jau ruošiuosi iš tos pirties išeiti ir aš jau nenoriu, nebesusilaiko, aš turiu pasakyti. Sakau, nežinau, apie ką jūs šnekat, bet sakau, tai yra visiškai netiesa mano akimis, nes sakau, aš ir iš pirmo karto išlaikiau ir aš labai gerai vairuoju. Tai mama iš karto, jo, tai čia mes, ir aš irgi pirmą kartą išlaikiau, ir kadangi čia mes mergaitės, mes tokios visos protingos, nu, padėkit pliusiukus, kas mergaitės ir kad pritarėt, kad jūs protingos. bet su vyrukais taip ir taip, galvoju, aš nebesiginčysiu, aš jau išeinu iš tos pirtelės ir mintyse galvoju, man reikia greitai tikriausiai susukti į alchemiją grupę ir pasakyti merginos, galvokit, ką mes šnekam ir kokias programas užkraunam vaikams, ne? Bet paskui vėl aš išverčiau tą situaciją į kitą pusę, kodėl aš išgirdau tai, ne, kur aš stresuoju ir taip toliau, nu vienu žodžiu, aš jau suprantu, kaip visata kalba su manim. Kodėl atvaizduočiavo situaciją. Jo, kodėl. Bet va dabar šnekat, nesigilinant, ne, į tą deimantinę išmintį, va, mes va taip va, lengvai, ne, paviršutiniškai, tarp mūsų mergaičių. Ir tu pati irgi esi mama. Ir augini sūnų, irgi ne mergaitė. Koks tau jausmas yra būti mama ir kaip tu mokini savo vaiką, galbūt, ar jį labai nori apsaugoti, ar jam duodi laisvės jausmą, kaip tu ir motinystė derinasi tavyje? Be kaukė, ne? Aš be kaukė, žinai, ką galiu pasakyti, Vitalija, motinystė man yra pats sunkiausias darbas, ką aš gyvenime esu darius. Man tai buvo sunkiausias. Daryti bet ką, tik padėkit man vaikus auginti, nes aš negaliu su to susitvarkyti lengvai. Visų pirma, tai aš galvojau, kad vaikai užauga patys, nežinau, iš kur turėjau tokį įsitikinimą. Ja. Ir antras dalykas, tai aš taip žaviuosi tomis moteriamis, kurias matau ten, kurios mėgsta ten. Man derliaus šventė iki šiol yra kažkas baisiausia pasaulyje, nes ten, kai reikia kažką ten sumontuoti ir kažką nunešti, kažkur būdavai darželį, paskui mokyklą, arba ten visom kitom, ten visi rankdarbėliai ir visa kita. Aš tvirtai pasakysiu, aš ne vieną kartą esu ištransliavus tą mintį, kad, nu, vat aš nesu ta moteris, nu, vat nesu ta sutverta tai tokiai gražiai motinystė, gal sakykim taip. Bet mano vaikas vis tiek man sako, kad aš esu geriausia mama pasaulyje. Ir aš juo tikiu. Ar kokia aš esu mama? Labai mylinti. Apsivert galima turbūt. Aš esu pasakojus, Loretos tavim, tai tikrai kažkada kalbėjom, bet turbūt aš, jo, jam kai buvo kokie 6 metai, tai aš atsimenu, verkiu ten kažko atsisėdus, jis ateina ir sako, mamytė negalvo, kad tu blogiausia mamytė pasaulyje, nes tu esi geriausia mamytė pasaulyje, nes kai Dievas man leido pasirinkti mamą, aš pasirinkau tave. Tai aš labai dažnai bandau tuo vadovautis, ta prasme, kad aš netgi suvokiu, o mes tokie skirtingi, aš kaip tam, čik, man viskas turi būti greitai, aš viską. Ir jis yra toks mano gyvenimo mokytojas, nes pas jį viskas yra lėtai, pas jį viskas yra apgalvotai, pas jį viskas yra va taip pat kažkaip tai go flow būsenoj. Tai mes mokomės viens iš kito, aš iš jo labai daug mokausi irgi. O tu norėjai mergaitės ar berniuko? Vis tiek, ne, mergaitės, nu, kad ir kokios jos bebūtų, vis tiek jos žaidžia su lėlytėm, ne, dažniausiai. Ne? Ir vis tiek mes galvojam jau nuo mažų dienų, mes jau tos vežimėlius vežiojam, mes jau ten lėlytės rengiam, ne, vis tiek jau nenori, mes jau atėjom su programą ruoštis motinystei. Ir mes su sesė, visada, kadangi mes buvom dviesi su sesė, pametinukės mes, tai pas mus tos problemas visos bendros ir mes visą laiką jau svajodavom, ne. Tai sesuo jau pirmoji žinojo, kad jinai turės pirmą sūnų ir pirmą sūnų turės, paskui mes jau apie antrus vaikus nešnekėm, bet apie pirmus, ne? Ir kadangi jinai jau žinojo, kad bus pirmas sūnus, tai, nu, tada man mergaitės reikia, ne? Tada aš turėsiu mergaitę. Viskas tvarkoj.
Ir kai Editai pirmą gimė sūnus, galvoju, jeigu jos išsipildė noras, reiškia, aš tikrai turėsiu mergaitę. Aš tikrai turėsiu mergaitę ir aš tuo tikrai nebejojau. Ir aš prisimenu, kai jau sužinojau, kad aš laukiuosi, visą kitą tie ženklai, ir aš 3 mėnesius galvojau, kad aš laukiu mergaitės. Ir aš buvau tiek įsitikinusi, kad bus mergaitė, bet kažkaip tai vieną dieną galvoju, o tai reikia paklausti, ko mano vyras laukia. Ne? Ašgi žinau, kad bus mergaitė, bet gal jis ne mergaitės laukia. Ir sakau, o ko tu tikiesi, ne? Aišku, sako sūnaus, galvoju, o kodėl tau aišku, man tai niekas neaišku, nes aš aišku, kad mergaitės laukia. Ir vis dėlto, ir paskui jau nustojau, po 3 mėnesių nustojau galvoti, kad tai mergaitė, nes galvoju, o jeigu bus berniukas, ne, kad aš neužkraučiau per daug tų moderiškų energijų, nes tai sako, irgi ne mamos laukia, kad nepakenktumėm savo vaikui, kuris gims, atsargiai reikia galvoti. Ir tada jau palikau tokioj neutralioj situacijai. Nežinau kas. Ir dar juokingiausia situacija, nuėjau pas gydytoją, kai jau buvo laikas tą skaną daryti, laukiu, ne? Ir sakau, gydytoja, kada jūs man skaną darysit? Jinai sako, o kas tau yra, kas nors negerai? Nesako, viskas gerai, tiesiog noriu žinoti, kas gims. Jinai sako, tai aš tau galiu pasakyti ir be skano. Ir aš taip, galvoju, kokia gydytoja, pagyvenusi jo, matyt, patirties turi, jinai gali be skano pasakyti, kokia profesionalė. Ir aš taip ausys ištempiau, ką jinai man pasakys, sako, vaiką turėsiu. Kai jinai pasakė, vaiką. Šakar makar rutulį paėmė, kas taigi išbūrė. Ir man dingo noras klausinėti, kas bus ar berniukas ar mergaitė. Ir paskui jau, jau, kaip sako, vaikas išvydo tą šviesą, ne, aš dar net nespėjau pagalvoti, kas tai gydytojas sako, sūnų turėjo, ne, gal, vis dėlto sūnus, ne? Tai kokia tavo istorija? Su motinystė. Mano istorija, tuo metu aplinkui ir sesė, draugės gimdė mergaitės. Tai aš net nebejojau, kad aš turėsiu mergaitę, nes irgi čia buvo paliktai savaime suprantama, nes pas visas mergaitės. Ir kai jau buvau ten kažkelintą savaitę, kai jau mato tą lytį, aš vis sakau, daktarį, taip pasakykit, kas. Jo, jinai taip man pasuko monitorių, o ten taip. Kaip čia, va taip. Sakau, supratau, kaip čia taip gavosi? Nes kažkaip man buvo liktai savaime suprantama, kad bus dukra. Tai nesitikėjau, bet šiai dienai aš suprantu, kad jeigu aš dar turėčiau tas mergaitė, tokia mergaitė, kuri miau, aš jau nežinau, kaip aš. Man kažkaip su sūnum atrodo, kad paprasčiau. Aš irgi sutinku, parašykite, kaip jums atrodo, mėly mūsų draugai ir draugės, kas su kuo yra paprasčiau, ar mergaitės auginti, ar berniukus. Nes aš irgi negaliu pasakyti, ką reiškia auginti mergaitę, nors paties moteris neteko man tokios garbės, bet užtat aš esu labai laiminga, kad mano vyriausias sūnus turi tokią draugę, kad jinai man geriau tikriausiai negu dukra. Tokia artima siela ir aš džiaugiuosi, kad vis dėlto mano svajonė išsipildė, neturėjau teisės ar galimybės pagimdyti dukrą, bet sūnus man ją padovanoja, taip kad visą tai išpildė mano norą. Ir aš turiu ne tik tai 2 sūnus, bet turiu ir dukrą. Aišku, tau dar iki martelio dar reikia palaukti, dar reikia pagyventi. Loreta, bet aš klausau tave ir džiaugiuosi, nes pas mane tas kito, jau kaip vėl tas mąstymas, jo, kad dažnai labai, nežinau kaip tu buvai priimta, bet aš jaučiausi savotiškai. Žodžiu, kai tu į vyro giminę, ne? Bet paskus tokią istoriją apie tai, apie kitką, ta prasme, bet apie dukras sūnus. Kai Martynas darėjo į darželį, tai ėjo labai graži raudonplaukė mergaitė. Ir jų visa šeima raudonplaukė. Mama raudonplaukė, tėtis ir, žodžiu, jį ir vyresnė sesė. Ir tas tėtis labai dažnai atvesdavo jas į darželį ir romukas. Ir, žodžiu, aš žinot, kokie visų rytai, o ypatingai ten sostinėje ar kitose didžiosiuose miestuose. Visi bėgom, visi darbus vėluoja ten, visi ten viską. Ir romukas visada.
tašės, gumelės, plaukų, šukelės, žodžiu, viskas čia ateina, žodžiu, tos plaukus šukuoja, aš ten savo vėl ten, kur nusiau, kur koinės, ten kur kas. Ir aš taip žiūriu, sakau, Romai, sakau, va žiūriu dabar, sakau, į tave ir nežinau, kam bus sunkiau, ar man savo sūnų kokį gyvatį atiduoti, ar sakau, tau savo mergaitę atiduoti. Jo, bet va, aš ir sakau, dėl to aš klausau tavęs ir galvoju, vietoje, nu kaip reikia. Aha. Tai dar. O kas pirmą ant liežuvio, nu bet. Bet mes ir be kaukių. Dar yra laiko. Mes be kaukių ir šnekam, nes iš tikrųjų nėra lengva priimti kitą žmogų, tu nežinai, koks tas žmogus ateis, su kokiam energijom ir visa kita. Ir aš visą laiką irgi galvoju, nu, kokia čia ta mergaitė parvestas mano vaikas. Ir pasakysiu, buvau nusiteikusi prieš Angles, galvoju, jeigu būna kokia lietuvė dar kažkas, tai žinai, mes pažįstamos mūsų tautybė, o Angles, nu, galbūt aš nematydavau tos, kadangi aš daugiau su lietuviais bendrauju, o jeigu vakare išeidavau kur į lauką, į diskoteką, na, tai visos ten būdavo ir gerdavo, ir ten, na, prisižiūrėjusi su visko, ne, ko mes lietuvė savo neleidžiam, tai anglai leidžia viską daug daugiau. Tai galvodavau, Jėzau, jeigu man parves Anglę martelę, tai nežinau, ką aš darysiu. Ir kai sūnus, ir aš prisimenu, sūnus įėjo tą dieną į kambarį, mes su draugė kalbėjomės, draugė buvo atėjus, kaip tik mes kalbėjome apie jos vestuvės. Paprašė man ten puokštę padaryti, padėti organizuoti. Ir įeina sūnus, kaip visą laiką aplankyti mane, aš tik pamačiau, sakau, Šarūnai, kas tau atsitiko? Sako, kas? Sakau, tu visą švyti. Sakau, tu toks švytintis. Ir ta draugė sako, tu įsimylėjai. Ir aš taip žiūriu, sakau, tikrai, sakau, tu turi būti įsimylėjęs, arba, sakau, kažkas atsitiko labai labai gero tavo gyvenime. Jisai nutilo, ir jisai neprieštaravo, nieko neprieštaravo, jis ten skalbinius atvežė, dar kažką tai. Ir mes toliau šnekamės tą savo kalbą, ir jau matyt, mes jau užjudinom jo tos jausmus. Ir jisai mama sako, aš turiu tau ką pasakyti. Sakau, tai ką tu man pasakysi? Sako, tu buvai teisi, aš turiu mergaitę jau. Ir parodė nuotraukas ir tikrai priėmiau ją iš pat pirmo žvilgsnio. Tu nuskanuoji tą žmogų, ne, ir supranti, vat šitas žmogus, aš jį priimu visą širdimi ir neapsirikau, kai aš ją pamačiau. Bet sūnus ilgą laiką kalbėjo, sako, mama, iš kur tu supratai? Nu, bet sakau, tu toks atėjai švytinti, tiesiog, nu, aš nežinau, atrodo, kaip milijoną laimėjęs, o kas gali būti geriau, ne visą laiką, sako, žmogus atrodo gražiai, kai jis yra įsimylėjęs. Ir tarp kitko, va, toj nuotraukoje, ne, kur tu sakai, mane matei, aš kodėl ten visus traukė tą nuotrauką, nes aš irgi tuo metu buvau įsimylėjęs, ne, tai nori, nenori. Širpas nuėjo, tai kaip dar visą kūną. To dalyko nepaslėpsi, ne, fantastika. Tai žinok, viskas bus gerai, o iš kitos pusės, kaip sakydavo mano mokytoja, pirmoji parapsichologijos mokytoja Paulina, viskas yra karmiškai jau nuspręsta, ne? Kokios nusipelniai, tokia ir gausi. Nori geros martelės? Būk miela, su savo uošviene arba su kitom uošvienėm, ne? Ir viskas bus gerai, nes mano santykiai, tikrai su uošviene man buvo fantastiniai santykiai ir galiu irgi atvirai pridėjus ranką pasakyti prie širdies, kai aš skyriausi su vyru, aš galvoju, nu, vyras išeis iš mano gyvenimo, nes aš gyvensiu toliau ir bendrausiu su jo šeima ir jo mama, kaip buvo mano uošvienė, taip ir liks visą gyvenimą. Bet kai uošvienė išėjo mano gyvenimą, man buvo tragedija. Ta prasme, aš nesupratau, kodėl mane iš mano gyvenimo jie atėmė. Tai vat, tas galbūt buvo sunkiausia man susitaikyti, nes vyras nenorėjo, kad mes bendrautume ir nebelendų į tą pusę, ne? Bet mano santykiai su uošviene tai būdavo fantastiniai ir atvažiuodavo į svečius, jinai labai mėgdavo gaminti, tai mane visą laiką varydavo lauk iš virtuvės, o aš su malonumu iš virtuvės pasitrauksiu su bet kokiu pretekstu. Tai jūs ten šeimininkaukit. Tai ir rytais būdavo, jinai man leisdavo pamiegoti, ne? Leisdavo pamiegoti, ir ypač kai Erikas buvo gimęs ir aš ne tik, kad išsimiegodavau naktį, bet aš dar atsikeldavau rytą ir man dar būdavo pusryčiai padėti ant stalo ir dar papuošta su dekoracijom, su gėlėm, tai mano uošvienė, aš ją prisiminsiu iki paskutinės savo dienos ir aš laimės ir meilės linkėsiu. Tai tu dabar savo santykį papasakok. Apie virtuvę, ar apie ką, kas ten tau sakai labai jau? Apie virtuvę norėjau sakyti, kad aš ir virtuvė, tai jeigu yra koks pretekstas, tai aš ir šiaip dabar net
žiūrėjau, aš gaminau taip rimtai, tai man gaminimas tai jau čia yra toksai kaip, nežinau, kaip būna toks savaitgalį, kai kokia nuotaika, tai va, aš tada galiu ten kažką daryti, bet tas kasdieną, tai ne man ir ne mano. Ir aš vėlgi, kaip aš žaviuosi tom moterim, kurios kepa, tortus lipdo, kibinus suka. Man taip faina, man taip gražu, man tai yra lygiai taip pat kaip moteris ir rankdarbiai. Turiu 2 kairės rankas. Mano mama kaip nuostabiai mezga, kaip viską. Na, taip, nu, kažkaip taip. Tėti matyta, ne? Tėtis nemezga. Jo, ir Nemezga. Ir mums labai būdavo gerai, mums labai susėsė linkėjimai Edita, jeigu tu žiūri arba rytoj žiūrėsi. Tai jinai labai mėgsta gaminti valgyti, o aš mėgstu konditeriją. Ne, man sausainius kepti, tortus daryti, man labai patinka, nors valgyti, gaminti visiškai nemėgsta. Tai mūsų baliukai jaunystėje visą laiką būdavo superiniai, nes jinai viską paruošė iš tos rimtos dalies, o aš savo tortukus, savo keksiukus ir mums, jeigu mūsų vyras būtų sukūręs ne seseris, bet matyti vyrą ir žmoną, mes būtumėm pati geriausia pora. Ir mes suprantam vieną iš kito žodžio, abidvi parapsichologės, abidvi susiderinam ir visą kitą. Va tokie santykiai turi būti. Bet kad ir kaip be būtų gaila, ne, kad ir kokios tos gražios moteris, bet akis krypsta į vyrus, ne? Akis krypsta į vyrus. Eina jau, kaip sakoma, jau mes 40 minučių kalbam ir žinai, ką noriu tavęs paklausti, kadangi ta tema išėjo apie vaikus, kaip, aš tavęs paklausiu kelius klausimus, ne? Ir pažiūrėsiu, kaip tu mokinės savo vaiką, nes aš kaip psichologė dažnai ateina žmonės su destruktyviu. Nepergyventi vaikų. Čia rimtas egzaminas, tai. Šitą kaukę, ne? Kaip tu mokini savo vaiką, nes kaip parapsichologė, kaip žmonės ateina pas mane konsultacijos, o pati jau dabar irgi išmokai konsultacijas daryti, irgi priminėjai žmonės ir matai, su kokiom ateina destruktyviom programom iš vaikystės, ne? Ką tėvai įkalė ir žmogus galvoja, kad tai yra iš tikrųjų, taip ir turi būti, ne? Tai mes pasižiūrėkim, ar, ta prasme, kaip tu mokini savo vaiką, ne? Galbūt ir mūsų žiūrovai atkreips dėmesį, mūsų draugai ir tuo pačiu pasinaudos, galbūt kažkas tai naudinga, ne? Kaip tu atsakytum, jeigu tavo vaikas, mokini, sėdi su savo vaiko, šnekėsi ir vaikas klausia, ar mama, ar už viską, kas yra gera, reikia mokėti? Kaip tu atsakytum? Ne, bet reikia dėkoti. Vau, kokia išmintinga mama, ne? Svarbiausia padėkoti. Super, padėkit. Apskritai, padėkos galia, padėkos galia yra milžiniška. Jo, jinai didesnė už pinigų galę, ne? Padėkite pliusiuką jums, jeigu patiko atsakymas ir jeigu patiko išmintinga mama. Antras klausimas. Aha. Aš prakaituoju, Loreta. Vandenuko, atsigerk vandenuko. Patikrinsim tavo kaip mokytojos pasiruošimą, netikėtam situacijom. Jeigu vaikas sako, mama, ar dideli pinigai visada atneša didelės problemas? Ne. O ką? Bet atneša didelės galimybės. Vau, fantastika, Vitalija. Dėkit 2 pliusiukus, jeigu jums patiko atsakymas, ne, nes pinigai kas? Kaip tu mokėsi pasinaudoti ir tau arba atneš tai, ką tu pasiruošęs su jais padaryti. Bet iš tikrųjų pinigai atneša pirmiausia didžiausias galimybės, ne? Ar pinigai tai yra blogis? Ne. Vau! Jokių būdų. Pinigai suteikia galimybę siekti savo tikslo.
ar kelių tikslų. Kokia išmintinga mama, 3 pliusiukus padėkit, nes jinai fantastiškai atsakė ir į šitą klausimą. Ir paskutinis klausimas, kad tavęs ilgai nekankinti, nes pas draugę atėjai, kad paskui nebebijotum, sakytum, nutemta, nebeisiu daugiau pas ją į svečius. Ar tiesa, kad daug uždirbti reikia dirbti nuo ryto iki vakaro? Anksčiau tikrai taip galvojau. Anksčiau tikrai turėjau tą programą ir kartais dabar savo reikia dar priminti, kad reikia ir laiko dirbti, ir reikia laiko ir sėtis, kad reikia balansų. Vis dėlto, ne? Nuvarytus arklius nušauna. Ir nuvaryti arkliai tikrai neuždirba daugybės pinigų. Tai. Sutinku su tuo, nes kažkada man buvo irgi tas posakis labai prikibęs, jeigu būdavau pavargusi ir norėdavau pasiguosti ir ant kažko tai kaltę suversti, ne, nieks kits čia nekalts mergužėlė tu pati, ne, reikia tvarkyti savo gyvenimą, reikia mokėti dirbti, reikia mokėti ir pažiūrėti, nes būtent iš tikrųjų nuvarytus arklius nušauna ir niekam jie nereikalingi. Fantastiška, Vitalija, mes įsitikinom, kad... Dar pasakysiu, Loreta dabar žinau, kad tai pasaky ir dar minutė, jeigu nekviesi kitą kartą į svečius, bet duok tą minutę dar. Turėjau tokį variantą, darbe buvo susirinkimas ir vyksta susirinkimas ir dėliojam ten tos darbus visą kitą ir aš taip sėdžiu ir sakau, o aš tai iš vis nesutverta darbui. Aš sutverta, žodžiu, savo ten gyvenimo paieškom, savo gyvenimo misijai ir panašiai, o nesamdomam darbui. Ir man labai įdomi tavo kolegų reakcija. Aha, o kolegų reakcija buvo tikrai, jos viso žiūrėjo mane šokiruotai, šokiravau aš jas ryškiai ir man iš viso susidarė toks įspūdis, kad jos niekada apie tai nepagalvoja, nes pas mus pat vėl kalbant apie tas įskiepis yra, taip, kad eini, mokykla, univeras, darbas, dirbai, pensija, pamiriai, viskas ir nieko daugiau. Tai beje, žinok, prikibo šitas dalykas, prikibo ir aš jį jau kelintą kartą gaunu atgal, net šiandien laiškė gavau, kad žinau, kad nesutverta darbui, bet susitikim, pakalbėkim ten tą ir tą. Tai aš manau, kad vėlgi užklydžiau, reiškia, kai ten kažkokią vietą. Netidirta, kažkokia tai netidirta programa, ne? Nes sistema tiek yra gudri, jinai tiek mus įsuka į darbus, į bėgimą, kad mes net neturime pagalvoti laiko, kad gali būti ir kitaip. Kad gali būti ir kitaip, ne? Tai va. Tai kokį čia tau paskutinį klausimą dabar uždavusi, tokį gražų. Ar tiki, kad svajonės pildosi? Ar tiki, kad svajonės pildosi? Aš galvoju, kad paklausiu dabar, ar tiki Kalėdų seneliu? Teisingai, ar tiki Kalėdų seneliu? Taigi Kalėdinė šventė, ar tiki Kalėdų seneliu? Taip. Ne? Kodėl tiki? Tikiu. Nors visai nesenai perskaičiu tokį įdomų straipsnį apie tai, kad dalis žmonių gyvena toj pasakoje, ten su tais selfais, ten ir su tais Kalėdų seneliais. Bet net ir kai vaikui, vėl grįžtant, pernai teko visgi atskleisti tą tiesą, kad tas Kalėdų senelis, kuris suvalgo naktį sausainius, kūčių naktį išgeria pieną ir padeda Kalėdų dovanas. Bet aš jam sakau, vis tiek yra tas Kalėdų senelis. Ir aš jo tikiu, kad jis yra. Aš nežinau, ta prasme, mes renkamės kaip gyventi. Ir gali netikėti stebuklais. Tai ir vėl Einšteino ta citata dabar taip iškrito, kad gyventi gali tik 2 būdais, arba tikėti, kad stebuklų nėra, arba tikėti, kad viskas yra stebuklas. Tai kiek mes to stebuklo patys savo susikūrėm, tiek mes jo ir turim, tai tie stebuklai kitaip jie ir neatsiranda. Ar galima buvo tikėtis kitokio atsakymo iš alchemikės, kuri daro, ne tik tai, kad tiki, bet ir daro ir kuria pati stebuklus. Ir priima tos stebuklus iš aplinkos. Tai pats paskutinis klausimas. Kaip tau patiko pas Loretą svečiuose? Ar buvo labai baisu kalbėti be kaukės? Palauk, aš tau parodysiu, jeigu matysi. Rankos tai supratai. Ja? Kaitavusios, žinok. Ypač jau tas egzaminas, jau kaip pasakydavo. Tai net suprakaitavau. Bet šiaip, aš nežinau, Loreta, prisikalbėjai.
Nes nematau svečiuose nei tų sausainėlių, nei piragėlių, nei tortėlių, tų, kurių juos labai mėgsti gaminti. Prašau. O! Šviežutėliai. Šviežutėliai. Šią dieną iškirpti. Ai, geras. Aš Kaip fainai. be kaukių. Ir Loreta dar... Ir Loreta tada dar kai pamačiau tuos sausainius, tai dabar tikrai įsitikinau, kad reikia organizuoti tą gyvą susitikimą. Jau varysim, ar mes jau į šitą tą pilkai lietingą salą. Ar tu atskrisi, žodžiu, jau su tais sausainėliais. Bus labai smagu apsikabinti. Ir nes taip ilgai kažkaip pabendraujama, tas apsikabinimas neįvykęs. Bet aš tikiu, kad apsikabinsim ir susitiksim kažkada ir tikrai nuoširdžiai plepėsim gal ir visą naktį. Tu labiau, kad ir apsikabinti jau mokama, ne? Jau žinom, kaip apsikabinti. Taip, kairę ranką užsibrėžti. Pamokos nepraeina veltui, ne? Ačiū Surija už tas idėjas, už visą kitą. Tai taip pat parašykite, ar įdomus buvo mūsų pokalbis, ką gavote iš mūsų pokalbio, kas buvo įdomaus, ką prisiminėt galbūt iš savo gyvenimo, nes dažnai mes per tą bėgimą pamirštame, o čia vėl, nes tik atrodo, kaip ir per tos mastermindus, ne, iš pradžių neturi ką kalbėti, bet paskui vienas žodį, kitas kitą, ir aš dabar žinau, ir aš tą, ir tas tą, ir kokia aš mama, ir kokia aš šeimininkė, ir kokia aš vairuotoja, ir kokia aš uošvienė, arba kokie mano santykiai su uošvienė, ir visa kita, ne. Turėsit apie ką pagalvoti, turėsit, galit ir pasimokinti iš Vitalijos atsakymų, tikrai fantastiniai atsakymai, nuostabi mama, žaviuosi aš tavimi, nuostabi moteris, ir jauna, graži, ir išmintinga, ir energinga, ir užkrečianti. Jo, pas mane yra 2 karūnos, galėsiu atsivežti, jeigu ką. Kitą kartą galėsiu ir karūną parodyti, kad nemeluoju. Nes, kas pakels šunį uodegą, jeigu ne pats, ne? Jeigu mes tavęs nemylėsim, kas dar mus mylės. Taip kad ačiū visiems už tai, kas mus klausotės, kas padovanojat mums savo laiką. Pala, čia kokie dar, paskaitykim greitai dar komentarus, ne? Labutis, super tema, dabar neprisimenu, apie ką mes šnekėjom. Merginos, o aš turiu vairuotojo profesionalo teisės BC kategorijas, visas ratelis vairuotojų, čia matyti ir vyrukų prisijungia. Vairuoju nuo 16 metų, tėvus veždavau iš balių. Panašiai, vyrą. Aš kai pirmą kartą vyrą parvežiau po teisių gavimo, tai gavau pastebėjimą, koks durnius tau davė teisės. Iš tikrųjų, galiu nuo savęs pasakyti, ne, mano vyras bandė mane mokinti vairuoti. Niekada, tegu artimi žmonės nemokina jūsų vairuoti. Tai yra beprasmiškas dalykas, geriau pasimti sumokėti vairuotojui, kuris turi kantrybę, kuris yra profesionalas, kuris niekada nepasakys tokių dalykų, nes kaip pasirodė, ką girdėjau pirty pokalbise, ne, kad vyrai ne iš pirmo karto išlaiko teisės ir jiems reikia kelis kartus. Taip kad, neaišku, koks lygis buvo to jūsų vertintojo. Ir šaunuolė, kad sėdot ir kad važiuojat ir viskas gerai. Tai Virginija pridėjo daug pliusiukų, ačiū labai, komplimentas gražuolės mums ir su ta gražia gaida. Tada atsisveikinam ir gražaus jums vakaro ir tikėkime stebuklais, tikėkime kalėdomis, tikėkime kalėdų seneliais, nes mes patys ir esame tie stebuklai. Ne? Taip kad sakau šiandien ate ir iki sekančių susitikimų. Ir iki.